Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 1, Text 20, translation and commentary by His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, founder Acharya of ISKCON. Srimad Bhagavatam, pirma giesmė, pirma dalis, 20 tekstas, komentarai ir tekstas, jo dieviškosios malonės Šrila Prabhupados. Founder Acharya of ISKCON. ISKCON Acharya, ISKCON įkūrėja, ISKCON Acharya įkūrėja. Dievo asmuo, viešpats Šri Krišna, o draugė su juo ir Balarama, ėmėsi žmonių vaidmens ir dėdamiesi žmonėmis atliko daug antžmogiškų darbų. Komentaras. Dievo asmeniai viešpačiui Šri Krišnai visiškai netaikytinos antropomorfizmo ir zoomorfizmo doktrinos. Mūsų laikais, ypač Indijoje, labai išplito teorija apie tai, kad įžadų laikymasis ir askezės gali žmogų paversti dievu. Nusižiūrėję į išminčius ir šventuosius, kurie remdamiesi apreikštaisiais šventraščiais nustatė, kad viešpats Rama, viešpats Krišna ir viešpats Čaitanija Mahaprabhu yra Dievo asmuo, daugybė nesažiningų žmonių ėmė kepti savo inkarnacijas. Šiandien tai įprastas dalykas. Bet kurią kiek nors populiaresnė asmenybė, kuri šiek tiek išmano magiją ir yra pajėgi parodyti vieną kitą triuką, minia ilgai nesvarstydama paskelbė Dievo inkarnaciją. Bet viešpats Šri Krišna buvo ne minios išrinkta inkarnacija. Dievo asmeniu jis buvo nuo pat savo apsireiškimo. Savo motinai jis pasirodė kaip keturankis Višnu. Vėliau motinos paprašytas, jis atsivertė paprastų kūdikių ir netrukus atsidūrė pas kitą savo baktą Gokuloje, kur visi jį laikė Nandos Maharadžos ir Ješodos Matos sūnumi. Šri Baladeva, viešpats Šri Krišnos pirmutinė ekspansija, taip pat buvo laikomas paprastų vaikų, gimusių kitai Šri Vasudevos žmonai. Bhagavad Gitoje viešpats sako, kad jo gimimas ir darbai transcendentiški ir visi, kuriems pasiseks suvokti jo gimimo ir darbų transcendentiškumą, išsyk išsivaduos ir gaus teisę sugrįžti į Dievo karalystę. Taigi, norint išsivaduoti, pakanka suvokti viešpaties Šri Krišnos gimimo ir darbų transcendentiškumą. Transcendentinė viešpaties prigimtį atskleidžia 9 Bhagavatam giesmės, o 10 skirta jo žaidimams. Nuosekliai skaitydami šį kūrinį mes galime viską sužinoti. Čia svarbu pažymėti, kad savo dieviškumą viešpats parodė dar kūdikystėje. Visi jo darbai Govardhanos kalva, visi jo darbai pranoksta žmogaus galimybės. Pavyzdžiui, 7 metų jis pakėlė Govardhanos kalvą ir visi akivaizdžiai byloja, kad jis iš tikrųjų yra aukščiausias Dievo asmuo. Tačiau dėl mistinio apvalkalo, kuris slėpė jo tikrąją esmę, tėvai bei giminės laikė jį paprastų vaikų. Kad ir kokius titaniškus žygius jis atlikdavo, jo tėvai visada aiškindavo juos savaip ir jų begalinė tėviška meilė sūnui teikė jiems didžiulį džiaugsmą. Štai kodėl Namišaranios išminčiai teigia, kad nors atrodo kaip žmogus, iš tikrųjų jis yra aukščiausias visagalis Dievo asmuo. Kritavan kila karmani saharamena keshavaha atimartyani bhagavan gudha kavatamanushaha. Dievo asmuo viešpats Šri Krišna, o draugė su juo ir Balarama, ėmėsi žmonių vaidmens ir dėdamiesi žmonėmis atliko daug antžmogiškų darbų. Today is the appearance day of Lord Balaram. Šiandien yra viešpatės Balaramos ateimo diena. Balarama Purnima. Balarama Purnima. Today is the day of the full moon. Šiandien yra pilnaties diena. So sometimes we hear this is called Balaram Jayanti. Kartais mes girdime tai vadinama Balaram Jayanti. Actually, this is an incorrect term. Tai nėra teisingas terminas. The term Jayanti should only be applied to the appearance day of Lord Krishna and Lord Chaitanya Mahaprabhu, who are the original forms of the personality of Godhead. Šis terminas turėtų būti vartojamas viešpaties Krišnos ir Šri Čaitanijos atėjimo, nes tai yra pagrindinė esmė, pagrindinė šaknis ištaka. Today is also the appearance day of who else? Šiandien taip pat yra kas dar atėjo šią dieną? Shri Nitai Gaura Chandra, who very kindly agreed to appear here on this day. How many years ago?
kurios labai nuoširdžiai sutiko pasirodyti šią dieną prieš kiek metų. 5 years ago and Prieš 5 metus. have been showering their mercy Jos on the tiesiog devotees. beria ant mūsų savo malonę. So we are devotees of Lord Rama. Taigi mes esame Viešpaties Ramos atsidavę. Here in this verse, this is the first mention of Balaram in the Bhagavatam in the 20th verse. Čia šitame šlokoje pirmą kartą yra minimumas Balarama. Here he's called Rama. Often in Bhagavad, often the devotees, they call Balaram Rama, Ir labai dažnai atsidavusiai Balaramą vadina Rama. just for short. Tiesiog trumpindami. So we are devotees of Lord Ram. Taigi mes esam atsidavusiai Ramos. Sometimes people in India ask us, why do you always emphasize Krishna, not Rama? Ir kartais Indijoje žmonės klausia, kodėl jūs vis pabrėžiate Krišną, o ne Ramą. So what do we say to that? Ir kągi mes galėtume atsakyti į tai? Well, I tell them that, I ask them, well, how many times a day do you chant the names of Lord Ram? Ir Guru Maharadžas klausia, o kiekgi kartų jūs per dieną kartojate Balaramos vardą? See, we, in our Krishna conscious movement, all the devotees, we chant at least 5,000 times a day. O sako, mesgi Krišnos atsidavusiai kartojam 5000 kartų per dieną. If you chant 16 rounds, that's Rama comes in the Maha Mantra Jeigu jūs kartojate 16 ratų, tai Rama ateina į Mahamantrą 4 times. 4 kartus. So 4 times 108 times 16 is 4,900 and something. Taigi 4 padauginus iš 16 yra 64. So we also chant in Kirtan. Taigi mes dar dainuojame ir kirtane. So at least 5,000 times a day we chant Ram, 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 Taigi Ram. gaunasi 5000 kartų Rama, Rama. So we're devotees of Lord Ram. Taigi mes esame Viešpaties Ramos atsidavusiai. Well, which Ram is this? That we're in Kuris Hari Balaramas čia Rama. yra? Hari Rama means who? Hari Rama tai reiškia kas? There's Balaram, Yra Balarama, Parashuram, Parashuram, Ramchandra. Ramachandra. So which Ram is it? Taigi kuris iš jų Rama? Actually, Ram refers to the absolute truth, Iš tikrųjų Rama tai yra aukščiausiai tiesa, as described in the Padma Purana. kaip tai aprašo Padma Purana. Ramante yogino nante satyananda chidatmani iti Rama padena so param brahma vidhiyate. This means that the yogis, they take pleasure in the absolute truth, Tai reiškia, kad jogai randa malonumą absoliučioje tiesoje, which is unlimited and is therefore called Ananta. kuris yra begalinis ir todėl vadinamas Ananta. That is the actual truth of the eternal conscious position. Tai yra tikrai pirminė padėtis, Eternal sentient position. Amžinos, reiškia, pirminės pozicijos In other padėties. words, the absolute truth is not a dull stone or an impersonal glob, Kitaip but tariant, is a person, conscious. tai yra asmuo, sąmoningas, o ne kažkoks tai. And the absolute truth is known as Ram. Ir absoliuti tiesa yra žinoma kaip Rama. Ram means the reservoir of pleasure, all pleasure. Rama tai reiškia rezervuaras visų malonumų. Ram. So sometimes our Gauriya Vaishnava acharyas, they have also identified this name of Ram with Krishna, because Krishna is also the reservoir of pleasure. Ir kartais gal tie Vaišnavai tapatina šį vardą su Krišna, kadangi Krišna tai ir yra rezervuaras visų malonumų. Specifically, Radhika Ramana. Ir ypač Radhika Ramana. Radhika Ramana means he who takes pleasure in Radharani, or who gives pleasure to Radharani. Ir Radhika Ramana reiškia tas, kuris gauna malonumą iš Radha Ramana, arba kuris duoda, teikia malonumą. So anyway, Ram means all pleasure, the absolute truth. Taigi Rama reiškia visa malonė absoliučioje tiesoje. But specifically, Balaram Ir ypač Balarama define or signifies this Rama who is the elder brother of Krishna. pažymi šitą Ramą, kuris yra jaunesnysis Krišnos brolis. One name of Balarama is Krishnagraja, means he who was born before Krishna. Tai reiškia, kad jisai vieną dieną gimė prieš Krišną, anksčiau. So Balaram, here we have Saharamena Keshava. Keshava, Krishna, performs his pastimes with Balarama. Ir Kešava Krišna atliko savo žaidimus su Balarama. They are both the Supreme Personality of Godhead. Ir jie abudu yra aukščiausiai Dievo asmuo. How is that possible? Kaipgi tai gali būti? They are the same person, but in two different forms, and actually in many, many different forms. Tai yra dvi asmenybės vienoje, bet jie turi skirtingas formas, daug skirtingų formų.
there are many forms. The first form is Rama, Balarama. Ir iš daugelio įvairiausių formų pirmas pavydalas yra Rama. Where is that stated in scripture? Who knows that famous verse? Ir kas žino šitą žinomą šloką, kur tai aprašo šventraščiuose? Give her some water. Give Mataji some water. Who knows that verse? Is anyone Kas going žino to tell šitą us? versetą? Ramadi. What's the next word? Koks sekantis žodis? Okay. Ramadi murtishu kala niyamena tishtan nanavataram akarod bhuvaneshu kintu Krishna swayam samabhavat paramapumanyo govindamadi purusham tamaham bhajami. So this states that there are many avatars or descending forms of Taigi čia pažymama, kad yra daug avatarų arba nužengusių formų aukščiausiojo viešpatės. the first of whom is Ram, Ir pirma iš jų yra Rama. specifically Balarama. Ir ypač Balarama. So Balaram is the Supreme Personality of Godhead also. Taigi Balarama yra taip pat aukščiausias Now, Dievas. how is it that he's also the Supreme Personality of Godhead if the Supreme Personality of Godhead is one person? Ir kaipgi čia dabar išeina, kad Balarama irgi yra aukščiausias Dievo asmuo, jeigu Dievo asmuo yra vienas asmuo. It doesn't make any sense. Tai liktai ir, kaip, neturi prasmės. According to our silly little brains. Ir, reiškia, mes savo tokiom kvailom mažom smegenim negalim tiesiog to suvokti. But that's Krishna. Bet tai Krishna. He is Atimartya, means beyond the rules and regulations of this material world where everything is subject to death. Jis yra atimartya, tai reiškia pakilęs virš visų taisyklių ir regulų. He has his own way of doing things. Jis turi savo būdą, kaip daryti visokius dalykus, daugelį dalykų. He expands into different forms to relish different kinds of enjoyment. Jis apsireiškia įvairiuose pavydaluose, kad išreikšti savo malonumus, malonės. Just like someone in this material world, Taip kaip ir bet kuris materialiame pasaulyje. in different times and different places and different circumstances. Skirtingų laikų, skirtingose vietose ir skirtingose aplinkybėse. He dresses differently, Jis rengiasi skirtingai, associates with different people, bendrauja su įvairiais žmonėmis and has a different mood. ir turi įvairias nuotaikas. Just like a manager in an office. Kaip kad menedžeris ofise. In the office, he's dressed in a suit and tie. Ir reiškia, ofise jis apsirengęs kostiumu ir švarku. Nu, He's kostiumu. very grave and formal, Jis yra toks, šaltas ir formalus. and everyone calls him sir, Ir į jį visi kreipiasi serė. and he concentrates on his business. Ir jisai susitelkia į savo biznį. But when he goes home, O kada jis ateina namo, he may put on a pair of shorts jisai, reiškia, padeda savo, and užsideda šortus. Taip. say to his wife, "Hello, darling," Ir sako, sveika, brangioji, savo žmonai. and maybe his wife will chastise him a little bit. "You're always coming home late from work," Ir galbūt žmona truputėlį užsipuola, tu visą laiką vėlai pareini iš darbo. and he'll say, "All right, all Ir right." sako, gerai. And then the children will come and climb on his lap Ir tada pasirodo vaikai ir užlipa ant jo kelių. and put their hand in his head. And Ir deda savo rankas ant jo galvos. now at work, they can't do like that. O kai jūs dirbate, jūs negalite to daryti. If he says "hello, darling" to his secretary, she'll be shocked. Jeigu jisai pasakys savo sekretoriai, sveika bendroji, brangioji, jinai gaus šoką. And if she says, "Why are you always coming late to work?" Ir jeigu jis užpuls ją, kodėl tu visą laiką vėluoji į darbą, then she won't be his secretary anymore. tai jinai daugiau nebebus jau jo sekretorė. So at home and in the office, he's different. Taigi namuose ir įstaigoje jis yra skirtingas. Then he may go to the bar with his friends Jisai gali eiti į pirtį su savo draugais and slap them on the back ir plekšnoti jiem per nugaras. and and make funny jokes which he won't do in the office, or even very bad jokes which he won't do at home. Ir jisai gali juokauti taip, kaip jis negali juokauti ofise, kartais jis gali net taip, vulgariai juokauti. So to enjoy different moods, he dresses differently. In the bar also, he may dress in some different jeans and this and that. Taigi, pagal savo nuotaiką ir pagal aplinkybės jisai rengiasi skirtingai, tai džinsai, tai šortai, tai reiškia. So he dresses differently and different mood and different friends to enjoy in different ways
Taigi jisai apsirengia skirtingais drabužiais pagal nuotaiką, kad palinksmintų savo draugus ir aplinkinius. So the Supreme Lord, he also wants to enjoy in different ways, even though he's the same person. Taigi aukščiausias asmuo irgi nori džiaugtis įvairia nuotaika pagal savo žaidimus. Of course, he doesn't work in some miserable office, nor does he go to a bar. Kadangi jisai nedirba visokiose nykiose įstaigose, taip pat nesilanko baruose. But he has his work also. Bet jis taip pat turi savo darbą. He's taking the cows out. Jisai, reiškia, pargina karves. Or he's maintaining the universes. Arba jisai palaiko visatas. For him, work is all play. Jam darbas tai nieko nereiškia. That's why it's called lila. Todėl tai vadinama lila. Darbas tai žaidimas. Lila means his play. Lila reiškia jo žaidimas. So to enjoy different moods, he takes different forms. Taigi, kad pasimėgautų įvairia nuotaika, jisai tiesiog priima įvairius pavydalus. And performs different wonderful pastimes. Ir atlieka įvairius nuostabius žaidimus. Therefore he takes different forms. Ir todėl jisai užima skirtingas Such as pavydalus. Krishna, Krishna, Rama, Rama, Nrsimha, Nrisimha, Varaha, Varaha, Matsya, Matsya, Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda, Nityananda, Advaita. Advaita. So these are all the same person. Tai visi yra ta pati asmenybė. But different moods, different associates, different friends, Bet skirtinga nuotaika, skirtingas bendravimas, skirtingi draugai, different forms, skirtingi pavydalai, different pastimes. skirtingi žaidimai. So Balaram, he is the same Supreme Lord, but he's also always associated with Krishna. Taigi Balarama yra tas pats aukščiausias dievas, bet jis visada bendrauja su viešpačiu Krishna. And when Krishna comes as Ram, Ir kai Krishna ateina kaip Rama, he comes as who? jis ateina kaip kas? Yeah, then his name is Ramanuja. Tada jo vardas yra Ramanudža. Means the younger brother of Rama. Jis yra jaunesnysis Ramos brolis. And when he comes as Chaitanya Mahaprabhu, then Ir kai he jis comes ateina as kaip Chaitanya Mahaprabhu, tai kaip kas ateina? Brajendra Nandan Jai Shachi Shuta Hoilo Shai Balarama Hoilo Nitai, who is the son of Mother Yashoda, the darling of Mother Yashoda, Mamos Ješodos sūnus. becomes the son of Shachi Devi. Ir tampa Šačidevės sūnumi. And Balaram becomes Nitai, Nityananda. Ir Balarama tampa Nitai, Nityananda. So these three forms of the personality of Godhead are particularly Taigi famous. šios trys viešpaties formos yra ypač žinomos. Krishna, Rama and Chaitanya Mahaprabhu. Krishna, Rama ir Chaitanya Mahaprabhu. Because they have very elaborate pastimes, Nes jie turi labai elaborate, egzaltuotus, variegated, many Yeah. different pastimes. labai įvairius žaidimus. And they deliver many, many living beings back to Godhead. Ir jie išvaduoja labai daug gyvų būtybių, jie gražina jas atgal pas Dievą. So in these principal forms of Godhead, Lord Ram is always present as the assistant of Lord Krishna in his Taigi different pagrindinėse forms. šitose formose viešpats Rama yra kaip asistuotojas. And this is the particular characteristic of Lord Rama. Ir tai yra pagrindinės Balaram. viešpatės Balaramos charakteristikos. He is the form of God who likes to serve Jis yra Krishna. viešpatės forma, kuri mėgsta tarnauti, kuri nori tarnauti Krishnai. Lord Balaram, he relates with Krishna in three different rasas. Viešpats ir Balarama, jisai turi santykius su Krishna trimis aspektais. Sometimes in Vatsalya ras, Kartais, parental mode, because he's the older brother. Rasoje intimate mood. Vatsalya, Vatsalya rasoje. parental. Tėviškoje nuotaikoje rasoje. He likes to protect Krishna. Jis Thinking, nori ginti Krishną. he's my younger brother. I Jis have yra to mano look after jaunesnis him. brolis, todėl aš turiu rūpintis, ginti jį, You see, he's saying I have to look after Krishna. nes jis turi tiesiog jį prižiūrėti. And Krishna is O supremely Krishna- powerfully independent, looking after everybody. O Krishna yra žinoma žymiai galingesnis, jisai pats gali visais pasirūpinti. So Balaram is also in Sakya ras, means friendship. Balarama yra ir sakė rasto, tai reiškia draugystė. His principal relationship with Krishna is in Sakya ras, Ir principialūs jo santykiai yra sakė rasoje. because they're always playing together. Nes jie visada žaidžia kartu. Couple of cowboys. Būrelis piemenėlių. So from the very beginning of their pastimes, nuo pat as young pradžių infants, they were catching the tails of the calves Jie griebia karvių uodegas and being dragged ir through the mud tempia, ir karvės traukia juos. and enjoying that. Ir jie tiesiog mėgaujasi tuo. And when they get older, Ir kai jie paauga, little older, they devise all Truputėlį. different kinds of ways to steal the butter of the ir jie neighboring sugalvoja gopis. milijonus būdų, kaip pavogti sviestą.
Then they are out in the pasturing grounds together, ir jie visus žaidimus atlieka kartu. looking after the young calves. Prižiūrėdami jau mažus veršiukus. And they would perform many variegated pastimes. Ir jie atlieka daugybę nuostabiausių žaidimų. Every day there were so many demons coming Ir kiekvieną dieną ateina daugybė demonų, to attack užpulti juos, Krishna especially. ypač Krišną. So mostly Krishna would kill them. Ir daugumai Krišna juos užmuša. Sometimes Balaram would also kill them. Kartais Rama ar Balarama juos užmuša. Who can think of some of the demons that Balarama killed? Kas žino, kokius demonus Balarama užnukovė? Dhenukasura. Dravida, that's later, not in Vrindavan, but he also killed him. Pralambasura. Pralambasura. So these are some of the demons killed by Balarama. Tai vienas iš Balaramos užmuštų demonų. So his mood is Taigi jo very nuotaika, much one of service to Krishna. He takes pleasure in service to Krishna. yra priklausoma nuo Krišnos, jis tiesiog tarnauja ištisai Krišnai. He's also the Supreme Lord, so he's also the Supreme Enjoyer. Jis taip pat yra aukščiausias Dievas, taipogi ir aukščiausias besimėgaujantis. So he also has his Ir jis taip pat turi own set of gopis and his own rasa dance also. santykių su gopimis ir savo santykių rasą šokyje. But principally he's in the mood of service to Bet Krishna. pagrindinai jis yra, reiškia, tarnybos nuotaikoje Krišnai. And practically he is the personification of devotional service. Jis yra atsidavimo tarnybos įsikūnymas, Because nes his expansion is ananta. jo ekspansija yra ananta. Ananta means Tai no reiškia, end. be galo, begalinis, nėra pabaigos. So there is no end to the services Tai nėra galo that tarnybai, Ananta performs to Krishna. kurį Ananta atlieka Krišnai. The whole spiritual world Visas is dvasinis pasaulis an expansion of Balaram, Sankarshan, Ananta's yra potency. Balaramos, Sankaršanos ir Anantos energija. And Lord Balaram, Ir viešpats Balaramos Ananta, expands as Krishna's shoes, pasireiškia kaip Krišnos batai, his jo, couching place. Couching. Couch means sitting place. jo meditavimo, sėdėjimo vieta. Krishna's one name is Bhujanga Shayanam. Krišnas vienas vardas yra Pudžanga Sainam. Means he rests Tai his reiškia he rests on the body of a snake. jis ilsisi ant gyvatės kūno. So that snake is not any ordinary snake. O ta gyvatė nėra paprasta That gyvatė. is Ananta Tai Shesha. yra Ananta Šeša. So Balaram also expands as the umbrella, Ir Balarama pasireiškia kaip skėtis. his cane, Kin? Kaip lasda. and all the different paraphernalia that Ir Krishna visai uses. įvairi parafernalija, kuri liečia, tarnauja Krišnai. And he's always glorifying Krishna. Ir jis visuomet šlovina Krišną. And although he glorifies Krishna with unlimited mouths, Ir because nors he's jisai- unlimited, Ir nors Ananta, jis šlovina Krišną su milijonus burnų, kadangi jis yra pats milijonas burnų. he never comes to the end of glorifying Krishna. Ir jis niekad neprieina galo Krišno šloviai. Because just as Krishna has unlimited qualities, Kadangi Krišna turi neribotas kokybės, pastimes, žaidimus, forms, formas, pavydalus, names, vardus. so Ananta has unlimited ability to glorify Krishna. Taigi Ananta turi begalinės galimybės šlovinti Krišną. So there's no end to Ananta's glorification of Taigi Krishna. nėra galo Ananto šlovinimui And Krišnai. even though he's been glorifying Krishna since time immemorial, Ir nors jau nuo neatmanamų laikų yra Krišna šlovinamas, with unlimited mouths, su begaliniu kiekiu burdų, and he never repeats himself, jis niekada nepasikartoja. still he has not come to the end of elaborating Krishna's glory. Ir jis niekad negali prieiti tam galo. And never will he come to an end. Ir niekad ir neprieis. So, Balaram, this name, what does it mean? Taigi Balarama, ką reiškia šis vardas? Bala means strength, Bala reiškia jėga, and Ram means o Rama pleasure. malonė, malonumas. So there are different Rams. This is the particular form of Ram who is Taigi yra daugybė particularly Ramų, ypatinga exhibits forma, strength. kuri ypač išreiškia savo jėgą. All the forms of Ram exhibit strength. Visos formos Ramos išreiškia jėgą. Ramachandra was the great Ramachandra buvo Kshatriya didelis king Kshatriya karalius, who killed kuris nužudė the Rakshasa, Rakšasą Ravana, who no one Ravana. else could kill. ir ką jis dar galėjo nužudyti. And Parashuram was Ir also Parashurama buvo taip pat Kshatriya, Kshatriya, who killed all the, actually Brahmana, Kuri- who took the role of a Kshatriya. Tai iš tikrųjų Ravana, kuris nukovė Parashurama, kuris nukovė Who took the Rakšasą. role of a Kshatriya and killed all the misbehaved Kshatriyas Jis of the nukovė visus world blogai besielgiančius pasaulyje 21 Kshatriyus times over. 21 kartą. But still, Balaram is famous as the Bet visgi- particular form who
exhibited great strength. Balarama yra žinomas ypatingų pavydalų, kuris išreiškia didelę jėgą. Now Balaram also means one who takes pleasure in his strength. Ir Balarama reiškia tas, kuris gauna malonumą bekovodamas. Generally, anyone who has any ability, they take pleasure in that ability. Tas, kas gali kovoti, jie tiesiog ir jaučia malonumą tą galėdami daryti. Someone who is good at cooking, they like to cook. Kas verda tas, tam patinka virti. Someone who is good at singing, they like to sing. Kas gerai dainuoja, tam ir patinka dainuoti. So one who is strong likes to use his strength. Ir kas yra stiprus, kas nori naudoti savo jėgą. Even that Banasura, Netgi tas Banasura. He got a benediction from Lord Shiva. Jis gavo viešpaties Šivos palaiminimą. That he had 1,000 arms. Kad jis turėtų 1000 rankų. So he couldn't find anyone suitable to fight. He wanted to fight with someone. Jis tik norėjo kovoti, bet jis nieko nerado tinkamo kovoti su juo. So he used to go to the mountains and Ir jis eidavo į kalnus ir daužydavo juos. break them to pieces with his 1,000 arms. Ir su savo 1000 rankų daužydavo juos į gabalus. So he wanted to use his strength. Jis norėdavo panaudoti savo jėgą. So Balaram also takes pleasure in his O strength. Balarama irgi to pačiu jaučia malonumą savo jėgą. And sometimes he would exhibit that. Ir tai jisai pareiškia, kartais išreiškia. Just like when he went to Hastinapur once, Nuėjo į Hastinapūrą kartą, where the Kur? Kuru dynasty kur Guru had dinastija arrested Samba areštavo Sambą, because he had kidnapped nes jis pavogė the daughter of Duryodhana, Duryodanos dukrą, whose name was Lakshmana, kurios vardas Lakšmana at buvo, a Swayamvara ceremony. per Svajamvaros ceremoniją. So the great heroes of the Kuru dynasty took Ir 6 of them didieji to Kuru arrest Samba. dinastijos herojai, jie, puolė išvaduot. So Balaram came Balaram atėjo with some of the prominent members of the Yadu dynasty headed by Uddhava. su pačiais žymiausiais, reiškia, Kuru dinastijos nariais, kuriem vadovavo Uddhava. And he presented a petition that Ir jisai you should let išreiškė, Samba go. ir jisai išreiškė tokį momentą, jūs pabūkit, peticiją. Ai, davė peticiją. Paleiskit ją, jo. But the members of the Kuru dynasty, they didn't want to. Bet Kuru dinastijos nariai nenorėjo. And in fact, they, as Kshatriyas are prone to do, Ir they kaip simply Kshatrijos insulted the Yadus. jie įžeidė jadų. So Balaram, he Taigi thought, Balarama, jis pagalvojo, now I'll show them. dabar aš jiems parodysiu. They think they're saying that the Yadus Jie can sako, kad only, jadų, they can only be kings because we let them. jie sako, kad jadų tik tai gali karalium būti, kadangi mes leidom jiem. Well, it took 6 of them to arrest Samba, who's only a young boy. Bet jiem reikėjo 6 žmonių, kad jie arestuotų Sambą, kuris buvo tik dar mažas berniukas. So I'm Balaram, by the way. Taigi, tarp kitko, aš tai esu Balarama. Just to remind you, Tai aš tik noriu jums priminti I tą. happen to be the Supreme Personality of Godhead. Aš, reiškia, galiu defeat it, yeah? Defeat? I could defeat. I happen to be the Supreme Ai, Personality aš of esu, Godhead. reiškia, aukščiausias Dievo asmuo. So he got his plow. Taigi, plam, what? Kas? Jisai turėjo savo plūgą. One of Balaram's names is Haladha, Vienas iš Balaramos vardų yra, means he holds a plow. kadangi jisai visada su plūgu. Halayudha, another name. Same Halajudha, means the kitas same thing. vardas. So he got his plow, and with his plow he Ir put it in the earth and started dragging the jisai whole jį city įsmeigė į žemę ir pradėjo ją arti. towards the Tempti visą, aha. to make it fall in the Yamuna, Kad jis to make įkristų it į Jamuną. overflooded by the Yamuna. Jo, kad jis apsemtų Jamuną. So then all the members of the Kuru dynasty said, "Oh, sorry, we forgot your God." Ir visi, reiškia, Kuru dinastijos nariai, atsiprašau, mes užmiršom, kad tu esi Dievas. Actually, we just wanted to see your divine strength. Iš tikrųjų, jie norėjo pamatyti jo, parodyti, jis pats norėjo parodyti savo. And Balaram showed, Ir Balarama parodė. they just think I'm an ordinary person. Jūs mano, kad aš esu tik paprastas, I'm normalus, not, I'm eilinis Balaram. žmogus. Aš netoks, aš So Balarama. Taigi, let me show them. leiskit man So parodyti, he aš takes parodysiu. pleasure in Ir his jis strength. tiesiog mėgaujasi savo tą jėgą. Now it's interesting that Balaram was sent to negotiate. Ir įdomu, tai yra dar įdomu, kaip Balarama buvo pasiustas į Gaušį. To negotiate this matter. Nugaušį, atrodysi. Pasitarimas, pasitarti tuo reikalu. Because actually Balaram was inclined towards the Kauravas. Nes Balarama buvo inclined linkęs į Kauravus, taip? Simpatizavo Kauravam. Krishna was more siding with the Pandavas. O Krišna buvo Pandavų pusėje labiau. And Balaram also liked the O Pandavas. Balarama irgi be abejo mėgo Pandavus. But he was actually quite favorable to the Kauravas. Bet jis, simpatizavo labiau Kauravam.
And he was known as a great well-wisher actually of Duryodhana. Ir jisai, reiškia, žinomas kaip gero linkėtojas Duryodhanai. One of the names of Balaram is Duryodhana Guru. Ir vienas iš Balaramos vardų yra Duryodhana guru. He's the guru of Duryodhana. Jis yra Duryodhanos guru. In what? Kur, kame, kokioj srityje? How is he the guru? Kaip jis yra guru? In club fighting. You see, there are different kinds of guru. Mušimasi su kuokomis. There are different kinds of guru. Yra įvairių rūšių gūrų. Just like Arjuna also became a guru of dancing. Kaip Arjuna tapo, reiškia, šokių mokytojų. So there can be Taigi gali piano būti gurus. pianino mokytojai. And now they have this word guru. Now they say in the Western world management guru. Ir mes sako, turime managemento gūrų, kurie vadovauja managementui. Of Stephen Covey and company. How did his name get in this class? Okay. So Balaram was teaching Duryodhana Taigi Balarama mokė Duryodhaną, how to fight with a club, kaip kovoti su diskai, kuokomis. which was eventually used against Bhima. Nes jie norėjo panaudoti jos Bhimai. So he was somewhat inclined towards the Kauravas. Ir jisai simpatizavo Kauravams. How can we understand this? O kaip mums tą suvokti? That Krishna, he is completely, he doesn't like the Kauravas, he's against them. Kad Krišna jų visai nemėgo, jis yra tiesiog prieš juos. Not that he hates them, Ne tai, kad jis nekenčia jų, but because they were against his devotees, bet he kadangi didn't jie yra like them. prieš jo atsidavusius ir tai jam nepatinka. Samoham sarva bhuteshu name dvesho stinapriya ye bhajanti tamam bhakta maite teshu chapyam. Krishna says, I envy no one. Krišna sako, aš niekam nepavydžiu. See, Krishna spoke this on the battlefield of Kurukshetra, Jis tai sakė kovos Kurukšetros mūšio where lauke. Krishna was inciting Arjuna to fight against Duryodhana's forces. Ir jis inspiravo Arjuną kovoti prieš Duryodhanos armijas. But Krishna actually said, I don't hate anyone, I'm equal to everyone. Bet iš tikrųjų Krišna sakė, aš nejaučiu neapykantos niekam, aš esu lygus visiems. But one who worships me, I'm more inclined to Bet him. kas garbina mane, tam aš labiau ir prie to aš ir linkstu labiau. And implicit in this understanding is that anyone who goes against Krishna's devotee Ir tai, kas goes against Krishna. eina prieš Krišnos atsidavusi, tas eina ir prieš Krišną. Reikia taip suprasti. So Krishna he wanted to see the Kauravas Krišna norėjo vanquished. pamatyti, kaip kauravai sutriuškinami. But Balaram was neutral. O Balarama buvo neutralus. In fact, if Krishna hadn't taken the side of the Pandavas, Jeigu Krišna būtų užėmęs Pandavų pusę, some thought he might have taken the side of the Kauravas. kai kurie galvo, kad jisai galėjo palaikyti ir kauravų pusę. But anyway, Balaram at the time of fighting, he couldn't tolerate to be simply neutral. He was a Bet kshatriya. Balaramai buvo kšatai, jis negalėjo paprasčiausiai toleruoti. But he became neutral and then he gave up all fighting. Jisai tapo neutralus ir jisai pasitraukė. So that's also part of Krishna's lila. Tai irgi tai yra Krišnos lylos dalis. Even though Duryodhana was envious, Ir nors ir of the Duryodhana Pandavas, buvo pavydus Pandavam, still he got the favor of Lord Balaram. jis vis tiek gavo, reiškia, Balaramos, simpatijas. So in this way he also Taigi tokiu got some būdu blessing. He also got some blessing. jis taip pat gavo savo kai kurios palaiminimus. So Balaram means strong. Balarama reiškia jėga. That is why in the Bhagavatam it is recommended Todėl Bhagavatam rekomenduoja, that we should kad mes take strength from turim Balaram semtis jėgos iš Balaramos. and in this way execute the orders of the spiritual master and Ir tokiu make progress on the path back to Godhead. Ir tokiu būdu, reiškia, gyvendinti dvasinio mokytojo nurodymus ir grįžti atgal pas Dievą. This is described in the 7th canto of Bhagavatam. Tai yra aprašoma 7 giesmėje Bhagavatam. Achyuta Bala. We should take shelter of Achyuta Krishna and Bala means Balaram. Mes turim imti, reiškia, jėgos iš Achyuta Krišna ir Balaramos iš jėga. In the purport, Prabhupada explains that he has established the temple of Krishna and Balaram in Vrindavan. Ir komentarė Prabhupada aiškina, kad jis ir įkūrė Balaramos ir Krišnos šventyklą. That Balaram is giving strength. Kad Balarama duoda jėgą. Who has visited Krishna Balaram temple in Kas Vrindavan? lankėsi Vrindavane Krišnos Balaramo šventykloje? Hands up. Who would like to visit? So everyone must visit. Kiekvienas turi apsilankyti ten. The temple president will be saying, oh no, Šventyklos prezidentas sako, o vargė, how much we have to spend on kiek airfares. mums reikės išleisti. Anyway, sometime in your life you should Žodžiu, go. kada nors gyvenime jūs. Just like the Muslims, they always try to go to Makkah. Kaip kad, reiškia, musulmonai visada stengiasi patekti į Meką. Do you have any Muslims in this country? Ar čia yra musulmonų šiame mieste? Few.
Hmm? Very few. All right. So, in the same way, Taigi taip pat ir our aspiration is at least once in our lifetime, mūsų we should aspiracija yra visit. ta, kad nors kartą mes Mayapur savo and gyvenimą Vrindavan. aplankytume Majapurą ir Vrindavaną. So, if you visit Vrindavan, Jeigu jūs aplankysit you can Vrindavaną, you can see on the altar here Krishna and Balaram. jūs pamatysite Krišną ir Balaramą altorių, kaip ir čia pas mus. You can take darshan of Jūs Krishna galėsite and gauti Balaram daršaną Krišnos ir Balaramos and pray to ir Balaram. melstis Balaramai. Please give me strength. Prašau, duok man jėgą, suteik man Because jėgą. without strength, Nes be we jėgų cannot progress in negalim spiritual life. progresuoti dvasiniam gyvenime. It's not easy to conquer Maya. Tai nėra lengva nugalėti Mają. Maya is very strong. Maja yra labai stipri. Daivihi esha gunamayi mama maya duratyaya. Krishna says Krišna that sako, this Maya kad is Maja very, yra very labai strong. labai stipri. Therefore the Upanishads say, Todėl Upanishadas sako, Nayamatna balena hina, that one cannot understand the self or become self-realized without strength. tas negali suprasti savęs, kas neturi jėgos. So there is one fool and rascal and demon Taigi yra vienas niekšas ir demonas. by the name of Swami Vivekananda, Swami Vivekananda, who said that according to this you have to be strong for spiritual life. sako, kad jūs turite būti stiprus dvasiniam gyvenime. Therefore, don't waste your time reading Bhagavad Taigi Gita. nešvaistykit laiko Bhagavad Gita skaitydami. Play football and do Žaiskit sports, then you futbolą. can become strong. Ir visokius sportus, ir tada jūs sustiprėsite. But this Gausite jėgos. doesn't mean that you have to become physically strong. Bet tai nereiškia, kad jūs galite fiziškai gauti jėgą. Otherwise, the buffalo would have been self-realized. Buffalo bull, you can say bull. Būtų, reiškia, baisiai realizuoti. Have you seen bulls? You're living in the cities, you don't see them. Sako, jūs gyvenat mieste, nematėt bulių? You all seen bulls? Ar matėt bulius? They're very, very strong Jie and labai very, stiprus, labai very angry, dangerous, Taip, very pavojingi, dangerous labai pavojingi bulls. tie buliai. So, but that doesn't mean they're self-realized. Bet tai nereiškia, kad jie yra save realizavę. You see some boxing champion. Jūs matot bokso čempionus. Oh, so many people that are doing Ir daug tokių, exercises kurie daro pratimus, reiškia, fizinius, to get a big, strong body. kad gautų stiprų kūną. But that means they're more in Maya. It doesn't mean they're Bet tai reiškia, self-realized. daugiau į Majo, negu kad save realizuoti. Because they're identifying with the body. Nes jie tapatina save su kūnais. They're thinking, I am this Jie body. mano, aš esu šitas kūnas. Let me make it strong. Leiskit man tapti stipriu. But that won't help you become Bet self-realized. tai nepadės jums tapti save realizuoti. You can get all the exercise you need by dancing in kirtan. Jūs padarot visą mankštą šokdami kirtane. And that way you will get spiritual strength Ir tada jūs gaunate dvasinę jėgą. from Lord Balaram. Iš viešpaties Balaramos. We pray to Lord Balaram, please give us strength. Viešpaties Balaramos, duok prašau mums Because jėgos. Lord Balaram is the source of all Nes šis strength. viešpats Balarama yra visos jėgos šaltinis. Spiritual strength Dvasinės jėgos. to remain strong and steady Kad in būtų Krishna stipriu consciousness. ir tvirtų Krišnos sąmonėje. You have to be strong to Mes conquer turime over būti Maya. stiprus nugalėti Mają. Maya is always Maja attracting yra us. visada mūsų puola. People are surprised when we tell them our Žmonės stebisi, kai mes principles. pasakom jiems savo principus. No meat eating, no Nevalgyt fish mėsos, eating, jokios žuvies nevalgyt. no gambling, Nelošti, azartinių no illicit sex. nesantokinio sekso. How can you do O, that? kaip jūs tą darot? Kaip jūs Young iškepėt? people, Jauni žmonės. how can you overcome those desires? Kaip jūs, reiškia, aplenkėt tos norus, These are troškimus. natural desires, Tai yra natūralūs we are norai. told. Mums tai pasakyti. But actually it's unnatural for the Bet tai iš soul. tikrųjų tai nėra natūralūs sielai. But as long as we are in the material atmosphere, it seems very natural Bet kol mes esam toj materialioj atmosferoje, tai atrodo mums labai to indulge natūralu. in material sense Tai gratification, reiškia tenkintis materialius jausmus, which is all useless. kurie yra visiškai beverčiai. To use the senses Vartot savo jausmus, not in Krishna's service ne means it's all Krišnos sąmonėje, useless. reiškia, tai yra viskas, neturi vertės, prasmės nėra. So how can we do it? Ir kaipgi mes galim tai daryti? Take shelter of Balaram. Ieškokite Balaramos Pray to prieglobsčio, Balaram, melskite Balaramai, who is the source of all kuris yra visų šaltinis, spiritual strength visos jėgos dvasinės šaltinis and even all material strength. ir netgi materialios jėgos šaltinis. You see that all the Ir jūs mato, kad the visi- planets are held by visos Ananta, who planetos is an laikomos expansion of Anantos, Balaram. kuri yra Balaramos ekspansija. And he is so Ir powerful jis yra toks galingas, that he holds the whole universe kad on jis the laiko hood. visatą ant savo galvos. In the form of a snake, he holds the whole universe on a Reiškia, hood. Gyvatės pavidalu gal ant, But he's not even aware of it. bet jis wearable.
He's not even conscious of it. Jis net nesuvokia to. Sometimes you see a picture of Jūs Atlas. kartais matote, reiškia, atlasą. This in Greek mythology. Tai yra graikų mitologijoje. Who's a Galūna, who's a Atlantas, jo? no Atlantis? Atlas. Atlasas. It's a Greek mythological figure. Graikijos mitologijos. He looks like a very strong man. He's bent over and holding the Jis earth. atrodo labai labai stiprus vyras ir neša. Ką jis neša? Žemę. Jo. Taip. He's Atlantas. you're saying Atlantis in your life. So Atlantas. he's very strong. Jis labai stiprus, reiškia, He's bent tempia over holding the žemę. whole earth. Visą žemę neša ant pečių. So this is imaginary depiction. Tai yra išsivaizduotas. Actually, not only the earth, but all the planets are held by Ananta. Iš tikrųjų, ne tik Žemė, bet visos planetos yra laikomos Anantos. But he's not feeling any strain. Bet jis visai nesijaučia galingas. Rather, all the planets, they are so light that he doesn't even notice them. Galiausiai visos planetos taip spindi, kad jis net nepastebi, nesuvokia. Just like in your hair, if there is a mustard seed. Jeigu jūsų galvoje yra garstyčių grūdelis. You know, when you're cooking, Žinot, kai jūs verdat, you put mustard seeds in the ghee, garstyčių sėklas in hot ghee. į karštą ghee. Who knows? Who does cooking? So they all pop. Jos šokinėja Some of them pop up, and one might land in your head. Viršų ir gali ant galvos jums šokti. So then you don't know. It's just in your hair. Tai yra ant jūsų galvos tiesiog. Jūsų galvoje. It's so you don't feel it. Ir jūs nejaučiat jos. It's just there. Maybe when you comb your hair, Tiesiog yra tenai ir jūs galite savo iškrapštyti galvą. some mustard seed comes out. That must be from the cooking. Iš kur čia matyt, kai aš viriau. So in the same way, Ananta is so powerful. He holds all the universes. Visas visatas. And just like a mustard seed, doesn't even Tai notice. jaučia kaip tik, jis nejaučia, tai yra kaip garstyčios sėkla. So this is Balaram. Taigi yra Balarama. Mr. Universe, stand aside. Reiškia, misteri visata atsitrauk į šalį. All these people are exercising to make their body O very žmonės strong. visada mankštinasi, kad savo kūną sustiprinti. In their next life, they can become a bull or a gorilla or an elephant Ir jie nori tapti kaip gorila, kaip bulius ar kaip dramblys. by Lord Balaram's mercy. Viešpaties Balaramos malonės dėka. But we don't waste our time Bet mes doing this. nešvaistom savo laiką. We take shelter of Balaram, Mes tiesiog priimam Balaramos who prieglobstį, is the most powerful. kuris yra pats galingiausias. There's no, you can't compete with him. Jūs negali su juo varžytis. You have some Mr. Universe contest. Jūs, reiškia, contest. You know, they have this competition. You know, Miss World, Miss Universe. Aha. So they also have they also have Mr. Universe. Miss ten. That madness didn't come here yet. Šita beprotybė mūsų neliečia. In which the Kurie ten jie people who demonstruoja. exercise and they have huge Kurie, reiškia, muscles. mankštos dėka išaugina didžiulius raumenis. Then they say, who is Mr. Ir jie sako, Universe? kas yra Mrs. Visata? Misteris Visata. So, it looks very gross actually. Jis atrodo labai, galingas, didingas. Balaram doesn't look like that. Balarama nėra toks. Balaram looks very beautiful. Balarama yra labai gražus. Not all this Netoks artificial muskulingas, dirbtinais muscles. raumenims. Even the fingers are like Ir this. pirštai These netokie people, muskulingi. they exercise so much. Nuo tų, reiškia, pratimų. But Balaram looks very graceful and Balarama very labai beautiful. maloningas, labai gražus. But he should not be misunderstood. Bet jis neturi būti klaidingai suprastas. Because he is the source of all Nes jis yra strength. visa ko, šaltinis visos jėgos. So we should pray to Lord Balaram. Ir mes turime melsti viešpatį Balaramą. Balaram, Baladeva, another Balarama, name. Baladeva, bet kurio vardu. Means the same thing. Tai reiškia Baladev tas means pats. Baladeva the reiškia form of God who is particularly strong. Deva means God. Forma, kuri yra ypatingai stipri. Another name for Balaram is Balabhadra. O kitas vardas yra Balabhadra. Generally in Orissa, Orisoje, where Jagannath is famous. kur Jagannathai yra žinoma. So Jagannath is always with Ir Jagannathai yra visada Subhadra su and Subhadra Balabhadra. ir Balabhadra. So generally in Orissa they Ir call bendrai Orisoje tai him vadinama. Balabhadra. Ir jie vadina jį Balabhadra. So Balabhadra means Tai gentle. reiškia švelnus. So Bala means strength. O Bala reiškia jėga. So Balaram is strong, O Balarama yra stiprus. but he's not a hooligan or a Bet jis thug nėra huligė. or a punk rocker. Jis nėra punk roko koks nors Some kind of huliganas. Jo. some who just unnecessarily violent. Kuris He's not a skinhead. or Jis Nazi. nėra toks sukūdas, sulysęs.
He's gentle. Jis yra švelnus. He only uses his strength as required. Jis tik naudoja savo jėgą tada, kai reikia. He's not out of control. Tai nėra nekontroliuojamas dalykas. So there are many names of Lord Balaram. Ir todėl yra daug vardų Balaramos. Another name is Nilamba. Ir kitas yra Nilamba. Have you heard this name, Ar Nilamba? girdėjo tokį vardą? Nilamba. Nilamba Chakravarti is who? Nilamba Chakravarti tai yra kas? Acharya? Not really Acharya. Jis nėra tikrai ačarija. He is the father of Jis yra tėvas kieno? Shachimata, Šačimatas. who is the mother of... Kur yra mama? Kieno? Okay. Citanėla Prabhu. So, Nilamba is actually a name for... Taigi Nilamba yra vardas. Balaram. Balaramai The priklauso. name for Krishna is Pitamba. O Pitamba yra vardas Krišnos. What does that mean? O ką tai reiškia? Ambara means Ambara reiškia clothing, dress. rengimas. Pita means Pita yellow. reiškia geltonas. So you see Krishna is always dressed in a yellow Ir dhoti. jūs matot, kad Krišna visada geltonais So rūbais. Nilamba is a name for Balaram, means he's dressed in a blue dhoti. Ir Nilamba reiškia, jis visada apsirengęs mėlynų dhočių. So that's another name. Tai kitas vardas. Another important name for O Balaram kitas is svarbus vardas Balaramos yra koks? Sankarshan, Sankaršana. which means Kur reiškia? it almost means the same Tai as beveik taip pat reiškia, kaip Krishna, means kaip Krišna. all reiškia. attractive. Visa pritraukiantis, visa žavintis. He attracts everything and Jis everyone. pritraukia visus visatoje. And Prabhupada explained that Prabhupada actually sako, kad iš tikrųjų gravity, as the scientists conceive of, that doesn't really exist. gravity, Gravity. vyksta pusiausvyra, taip? Ai, trauka, gravitacija. The scientists say that everything in the universe is held in place by gravity. Visi mokslininkai sako, kad visa visata laikosi gravitacijos jėgos But Prabhupada dėka. says that rather that everything is held in a place by the O Prabhupada attractive sako, kad visa potency tai laikoma of Sankarshan. Sankaršanos jėgos dėka. Lord Balaram, by his strength, holds everything in Vis place. Balaramas savo jėga laiko It's viską. not simply some impersonal energy. Tai But nėra it's... kažkokia impersonali energija. So, Balaram has many names. Taigi Balarama turi daug vardų. Shveta Swarup Švita švarupa. means he has a Tai white reiškia, form. kad jis yra baltas Actually, there pavidalas. is, just like there is Vishnu Sahasranam, Kaip yra, kad Višnų Sahasvaram. 1,000 names of Lord Vishnu. Tūkstančiai vardų viešpaties Višnų. So there's also Balarama Sahasranam. Taigi yra ir Balaramas Sahasranam. You will find in Garga Sanghita, Jūs rašėte tai Darga Sangitoje. one Vedic text. Vieną vedų tekstą, So some names are very prominent, kuris yra labai žinomas vienas vardas. some names less so. O kiti vardai mažiau Actually, we žinomi. should translate that book and then, or print it, and then Ar yra išversta on išspausdinta? this ta Balaram knyga? Purnima we could all chant that. That would be very nice. Mes paskaitytume šitos knygos, ar jinai Anyway, there are išspausdinta. so many things to be done in the Nesvarbu, Krishna yra daug conscious visokių movement. dalykų Krišnos So sąmonėje. many things to do. Tiek daug dalykų padaryti Krišnos So let sąmonėje. us pray to Lord Mes Balaram melskime viešpatį Balaramą. to give us strength Duoti mums jėgos. to go on in Krishna consciousness Reiškia, pradvigatsa Krišnos sąmonėje. and to spread Krishna Ir platinti consciousness. Krišnos sąmonę. We can't do anything to Mes spread negalim Krishna nieko padaryti, consciousness. kad išplėstume Krišnos We're sąmonę. just trying to remain tiesiog spiritually tik alive ourselves. Bandome, kad mes patys dvasiškai laikytumėmės. But we have to Bet pray mes to Lord turim Balaram to give us melsti strength viešpatį Balaramą duoti mums jėgos, to fight against Maya. kad nugalėtume Mają. So in considering Lord Balaram, Ir kas liečia viešpatį Balaramą, we have to consider Lord Nityananda, mes turim kreiptis į viešpatį Nityanandą, who is the manifestation of Lord kuris yra Balaram, Balaramos pasireiškimas, who is kuris preaching, yra pamokslautojas. preaching Krishna consciousness. Another name for Balaram is Adi Guru, the Pamokslauja original Krišnos Guru, sąmonę. Tai yra pirminis guru, because Krishna is the subject nes Krišna yra... to be taught by any guru. Krišnos negali joks kitas guru pamokyti. So the original Guru is Balaram, because Pirminis he's the guru yra original Balarama. expansion from Jo Krishna. yra pirminė Krišnos ekspansija. So Balaram teaches about Balarama Krishna, moko apie Krišną. and Guru O guru means reiškia heavy or sunkus, strong. stiprus, tvirtas, griežtas. That doesn't mean Tai nereiškia, heavy means he Kad- eats all the Mahaprasada. kad sunkus tai jisai valgo visą Mahaprasadą. Not physically heavy, Ne fiziškai jisai. but heavy tvirtas, in knowledge. Bet yra tvirtas, toks griežtas, išmanantis žinias. And takes strength Ir gauna semėsi jėgų from Balaram, iš Balaramos, Nityananda. Nityanandos. Jai Jai Rohini Nandana Balaram Nityananda. There's one song Tai yra viena daina. like this, that we're praying to Nityananda, who is Balaram. Mes meldžiamės Nityanandai, kuris yra Balarama.
Rohini Nandana. Rohini Nandana. Balaram's mother's name is Rohini. Balaramos mamos vardas yra Rohini, And his wife's name is? o jo žmonos vardas yra koks? You don't have the Bhagavatam 9th canto Neturit Bhagavatam 9 giesmės dar. in Litva. Lietuviškai. Lietuvoj. No, Balaram. Revati. Revati. He has 2 wives. The other one Turi is dvi žmonas. Varuni. Varuni. So we're taking strength from Taigi semės jėgų iš Balaram, Balaramos. Nityananda. Nityanandos. Nityananda is known as Avadhut Nityananda yra žinomas kaip Avaduta, because he nes jis is wild in love of yra Krishna. laukinis, tiesiog išprotėjęs Krišnos meiliai. And he broadcasts Lord Chaitanya's glories. Ir jisai išplatino Čaitanijos šlovę. So if we want to get these blessings of Balaram, Jūs turite gauti Balaramos who palaiminimą. wants to get the blessings of Balaram? Kas turi Balaramos palaiminimus? Then we should. Ai, kas nori gauti Balaramo. I was wondering why you didn't want to get the blessings of Balaram. I translated that. Yeah. So So, we should preach Krishna consciousness. mes turim pamokslauti Krišnos sąmonę. Balaram will give us strength. Balarama duos mums jėgos. You want to stay in Krishna Mes consciousness? turim likti Krišnos sąmonėj, Who būti. wants to stay in Krishna Kas nori consciousness? būti Krišnos sąmonėj? Go on preaching Krishna consciousness Prašom, pamokslaukite Krišnos sąmonę. and praying to Lord Ir Balaram. melskite viešpatį Balaramą. He will give us strength. Ir jis duos jums jėgos. Hare Rama! Hare Rama! Jai Balarama ki jai. Ram Ram. Ram 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 Ram. Rama Rama Rameti. He has a strong voice. Okay, strength from Balaram. I have a weak voice. I need a microphone. I got strength from a microphone. Yra minima, kad, daleiskim, ne Hari Krishna Mahamantra, bet Hari Rama Mahamantra. Ir pirma dalis Mahamantros yra Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. Ir po to tik Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari. Ir sakau, tai nėra kažkas tipo žaidimas ar kažkas, gal biški daugiau galėtų papasakoti Maharajas apie tai. Well, if you chant continuously, it all becomes the same thing anyway. Tai kaip? Neišgirdau. Ai, jo. Jeigu pastovi kartuojate, tai gaunasi tas pats, nes susilieja tie žodžiai, gaunasi ta pati. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama, Hare Krishna, Krishna. It all becomes the same thing anyway. Viskas taip pat. So anyway, this is not very important. You either chant Hare Rama Tai first or nelabai Hare Krishna first. svarbu. Traditional followers of the Vedic system, they chant Hare Rama first. Jeigu sekant tradiciškai vedomis, jie pirmiausia kartoja Hari Rama. Chaitanya Mahaprabhu chanted Hare Krishna first. O pirmiausia Chaitanya Mahaprabhu kartoja Hari Krishna. We chant Hare Krishna Ir mes first. todėl kartojame. Prabhupada was asked this. He said it doesn't matter, doesn't make any Prabhupada sakė, difference. tai nėra taip labai jau svarbu. But Lord Chaitanya chanted Hare Krishna first. Viešpats Chaitanya kartojo Hari Krishna. Srila Prabhupada was mentioned this evening in the first canto of Bhagavatam that Krishna, I can't remember exactly, but the word Krishna, if you tell once the word Krishna is the same as to tell 3 times Lord. Right, that's mentioned in Vishnu Sahasranam. It's mentioned in Vishnu Sahasranam that if you chant, Tai Višnu Sahasranam parašyta, jeigu jūs tu kartosite, that if you chant 1,000 names of Vishnu, that's equal to chanting one name of Ram. tai tolygu, kad jūs tu kartojat vieną vardą Ramos. Then in Padma Purana it is said that 3 times chanting the name of Ram is equal to chanting once Krishna. Ramos vardą lygu kaip vieną kartą sukartojus Krishna. In Chaitanya Charitamrita it is said that Ram Nam is Tarak. Chaitanya Charitamritoje pasakyta, kad Ramos nama yra Tarak. That means delivers you back to Tai Godhead. išvaduoja, nuveda tave, gražina atgal pas Dievą. And Krishna Nam O is Krishna nama yra
Parak, that means Parak. that Tai reiškia, that gives you love of Krishna. kad jums duoda meilę Krišnai. So both things are necessary. Taigi to abu chant. dalykai yra reikalingi, svarbus čia. Love of God, yeah. Sometimes in Vrindavan we can see Balaram black. Dauji temple. And sometimes we see Krishna white. Girdėjau visi klausimą. Kartais mes matome Krišną Vrindavane. Vrindavane matom juodą, o Maharadža sako baltą matom, tai kaip Krišną matom baltą. Well, sometimes when Krishna thinks of Radharani, he becomes golden. Kada Krišna galvoja apie Radharanį, jisai tampa auksinis. So maybe when Balaram's thinking of Krishna, sometimes he... Tai gal kartais Balarama He galvoja becomes apie black Krišną and ir vice jisai tampa versa. balto arba atvirkščiai kaip čia. Taip, o kai Balarama galvoja apie Krišną, jis tampa juodu. It's my speculation. Maharadža sako, čia mano spekuliacija. Balaram, he knows. Balarama tik žino tą. If he wants, he can be black. He's God after all. Jis yra Dievas, be kita ko, jisai gali būti juodas. He's unlimited. Jis begalimis, beribis, neribotas. Daudži? Ką reiškia daudži? Yeah, in Vrindavan, Balaram is called Dauji. Vrindavane Balarama yra vadinamas That's daudži. their local dialect, Tai yra vietos dialektas tiesiog. Brijbhasha. Bridžbasių. So that means older brother, Reiškia visi all the brothers. older brother. Ai, vyresnysis brolis. Sorry. In Bengali, they say Dada. Bengalijoje sako dada. So in Brijbhasha, Dauji. Taigi Bridžbasis, daudži. Supposed to have the Abhishek. They're preparing. Why we not worship Balaram with his associates? With his Shakti. Kodėl negalim garbinti su savo palidovais Balaramos? Well, he can be. Jis galima garbinti. Generally there's not that much worship of Balaram. Bendrai nėra tiek skirta, reiškia, dėmesio garbinimui Balaramo. Generally there's worship of Radha Bendrai Krishna. garbinama Radha Krishna. Because Balaram he himself takes pleasure in serving Jis pats Krishna. semėsi, reiškia, malonumą tarnaudamas Krishnai. He's not the central Jis nėra point of worship. centras, reiškia, garbinimo. He's also worshipping Krishna. Jis taip pat pats garbina Krishną. So there are not many Balaram temples. Ir mes už tai neturim daug Balaramos. Usually he's worshipped alongside with Krishna. Įprastai jis yra garbinamas kartu su Krishna. I haven't seen any temple actually Man where neteko matyti he's šventyklų. worshipped with his wives. Kur jisai There aren't many garbina temples of žmonas. Balaram Sako, actually. Yra žinoma, aišku, šventyklų Most Balaramos. now Prabhupada is, of course there are many Jagannath, Subhadra, Baladev. Yra Džaganatas These Subhadra temples. Baladevo šventyklų. But that is a specific Kur yra pastime form of the Lord, specifiniai ypatingi žaidimai vykę. relating to specific pastimes. Jie liečia ypatingus, specifinius žaidimus. There is some similarity just to meditate in some kind of Balaram Leelas as when he appears his mom as Durmada, or just when he appears as his form of the killer of this monkey. Tvivida. Yeah, there are so many different pastimes. Gopis, his own gopis. There's no any more explanation about that or something. If there is, I haven't seen it. Yeah. There are many, many intricate points of Rasa Tattva, which some of them have been explained by our acharyas, but it's unlimited. Any story from Bhagavatam, you might just think it's some story, but there's so much depth. And in the commentaries, sometimes the acharyas explain some parts of it.
Aš neišverčiau lietuviškai klausimą, tu pasakyk, apie ką klausi. Klausimas buvo, kodėl, reiškia, nėra, gal gali daugiau Maharajas kažką papasakoti apie tas istorijas, nes faktiškai šlovinti Balaramą ten jo lylose, ten, kaip pavyzdžiui, jisai buvo, reiškia, su savo gopiam ten ir panašiai, nes toks pasireiškimas jo, tai jis nužudė ten Dvividą, kaip Durmadas išreiškė savo formą, kaip Durmadas skaitosi, reiškia. There's so much in the Rasa Maharajas šiek Tattva. tiek aiškina, kad yra daug visokių raštų, bet praktiškai jos neišėjai labai daug niuansų, labai daug čia praktiškai be galo, be krašto praktiškai galima nagrinėti. In even just one verse from Srimad Ir Bhagavatam, tai vienas posmas iš Šrimad Bhagavatam. the whole reason for Chaitanya Mahaprabhu's descent is encapsulated in that, is inherent in that. Kad visas svoris tenka Čaitanijai. Kaip čia, nesupratau. Could not catch. The secret to Lord Chaitanya Mahaprabhu's appearance is all in this one verse. Kad visas viešpaties Čaitanijos pasirodymo paslaptis yra glūdi šiame posme. And Chaitanya Mahaprabhu spent the last part of his Ir Chaitanya Mahaprabhu praleido savo paskutinį appearance in this world savo buvimą šiame pasaulyje. simply relishing moods expanding from this one verse. Semdamasis, reiškia, nuotaiką iš vieno šito, vienintelio šito posmo. But this other actually just looks like just Ir tai another atrodo verse in kaip kad Bhagavatam. kitas Bhagavatam posmas. But the Chaitanya Mahaprabhu used to, Chaitanya Mahaprabhu, actually he didn't even recite this verse so much. jis isn't it? neparašė daug posmų. But the Vaishnava Acharyas, especially Rupa Goswami, Bet ypač Rupa Goswami, Swarup Damodar Vaishnavacharya, Swarup Damodar. and later Krishnadas Kaviraj Ir Goswami who vėliau explained Krishnadas it, Kaviraj Goswami they could aiškina, understand that kad mes this turim suprasti, verse, kad šitas posmas, what is the special meaning of this? kokia tai yra jo pagrindinė mintis, prasmė. So deep, even one verse. Tai yra toks gilus, netgi vienintelis tas posmas. Ahuschate nalina nava padara vinda Yogeshwara hridi vichintya agada bodham Sangsara kopa patito taranava lambam Geham jusham api Manasi udiyat sadana, which the gopis say to Krishna Kad gopis sako Krishnai, at Kurukshetra, Kurukshetrai, that my dear Lord, mano brangus viešpatė, from whose navel comes the iš lotus, kurio bambos išaugo lotosas, your lotus feet are meditated upon by great yogis į tavo lotoso pėdas medituoja daugybė didžių jogų, who have great intelligence. kurie turi didelį intelektą. Those lotus feet are the shelter for those fallen in the well of householder life. Reiškia kritusiųjų šeimininkų namuose. And even though we are entangled in household Ir nors affairs, mes įsitraukę naminius reikalus, we pray that those lotus feet will be always manifest in our tos minds. lotoso pėdos visada apsireikštų, apsigyventų mūsų širdyje. So you can read this Galit paskaityti. Protė, in the heart? in our minds, In our actually. minds, In our protose. minds, not heart. Protose, yeah. There's a lot of Protose. difference here. Tai yra skirtumas, aš blogai verčiau. A lot of difference between mind and heart. Yeah. That is explained in the Krishnadas Kaviraj Goswami has explained this to some Krishna extent. Das Kaviraj Goswami Anya aiškina, hriday man, moraman vrindavan, mane bane eka kori jani. Anyway, it goes on like this. He says that for other people, the mind and the heart are the same. kitiems žmonėms, reiškia, širdis ir protas yra tas pats, But Radharani, Chaitanya Mahaprabhu in the mood of Radharani says, bet Čaitanija, reiškia, my mind is Vrindavan. kad mano protas yra Vrindavana. so it's a great explanation. Tai yra didelis paaiškinimas. This mood, Chaitanya Mahaprabhu in the mood of Radharani, Čaitanija Radharani nuotaikoje was relishing these feelings sėmėsi šios jausmus. day and night, especially Dieną at ir night. naktį, ypatingai nakties metu. So mind is Vrindavan, and what is heart? No, the heart for most people is the mind. It means the heart is the Širdis place tai where reiškia material desires arise. vieta, kurioje kyla materialūs norai.
But the gopis, they don't have material desires. Bet gopės neturėjo jos materialių So their norų. mind is fully absorbed in Ir jų Vrindavan. protas pilnai, reiškia, sutelktas į Vrindavaną. And they only want Krishna in Vrindavan. Ir tik vienas Krišna Vrindavanoje. They don't want him in Kurukshetra. Jos... Kaip? Jos nenorėjo Krišnos, kuris buvo So this Kurukšetroje. verse, actually it appears that the gopis are speaking very politely to Krishna. Ir šiame posme gopės labai, politely. Politely. Kultūringai, jo, mandagiai kalba. But actually, underneath the external meaning, they're chastising Krishna. Bet iš tikrųjų, reiškia, gilumoje jos, meta iššūkį Krišnai. Anyway, it's... So even one verse, you see. Taigi netgi vienas va šitas Here we have posmas. all these words. Atimartyani. Yra dar atimartyani kiti žodžiai. You can write hundreds of books explaining this one word. Tu gali parašyti tūkstančius knygų, kad paaiškintum šitą vieną posmą. Martya. Šloka. No, this one word. Žodį, One word. Vieną žodį, kad paaiškintum. Gali parašyti 1000 knygų. Martya means subject to death. Martya reiškia subject to death. Pasmertas mirti, kaip čia. One means those who die. Tie, kurie miršta. But Bhagavan, he is Bet Atimartya, Bhagavana yra atimartya. superhuman, Super žmogus, antžmogus. beyond death. Virš mirties. So even this one word you can explain so many ways. Taigi šitą netgi vieną žodį jūs galite daugybę. Kapatamanusha. There's another word here. Ir čia yra kitas žodis dar. Kapat. Kapata. The normal meaning of this word is cheating. Tai yra cheating. Apgavikas. Pagrindinė prasmė žodžio kapata yra. Deception. Deception. Apgaulė. So Krishna and Balaram appear to be like ordinary human Taigi beings. Krishna ir Balarama pasirodė kaip eiliniai žmonės. But they're not. This is their lila. Bet tai nėra eiliniai, tai yra jų lila. Lila also means play, just like a drama. Žaidimas, kaip kad drama. Just like this rasa tattva, this is described in Bhakti Rasamrita Rasa Sindhu. tattva yra paaiškinta Bhakti Rasamrita And Sindhu. other books, Ujjvala Ir kitoje Nila. knygoje. But actually this rasa Bet iš tattva tikrųjų šitą rasa tattva that is the most important consideration in the science of drama. reiškia pagrindinis momentas yra dramos moksle. In Sanskrit dramas, the Sanskrito whole point is dramose not like some visas modern drama where they have pagrindinis some shooting and some car chase or something like Nėra that. akcentuotas į, reiškia, šovimą, gaudimą. But the main thing is Bet pagrindas the sukoncentruotas exchange of rasa. į, reiškia, santykių pasikeitimą So rasų. Krishna's lila is like a drama. Ir Krišnos lila yra kaip drama. He appears to be Jis pasirodo kaip like an ordinary person. eilinis žmogus paprastas. That Kunti Devi also Ir said. taipogi Kunti Devi What is that verse? pabrėžia tai. Nato natyadharo yata. That you appear like an actor on a stage. Tu pasirodai kaip aktorius scenoje. What is that? How does that begin? Kuo tai prasideda, kaip prasideda It posmas? must be in here. Nato natyadharo yata. Maya javani kachanam adhoks avyayam nalaksha se murha drisha nato natyadharo yata. She says that Jis sako, kad just Krishna is covered, Krišna yra padengtas, just like an actor on a kaip stage. kad aktorius scenoje. You can't recognize him because he's Jūs dressed in negalite a different way. atpažinti, nes jis apsirengęs kitaip. So those who are Ir fools, tie, kas yra kvaili, they can't see Krishna. jie negali matyti Krišnos. Even though he's present before them, they see him, but they don't Nors recognize jisai him. ir stovi prieš jų akis, jie mato jį, bet jie negali jo atpažinti. So they don't recognize that he's the Supreme Jie Personality of negali Godhead. atpažinti, kad jis yra aukščiausias Dievo asmuo. There was a story Господь Чайтанья Махапрабху вошел в умонастроение Господа Баларама. Как там все было? when Lord Chaitanya come into the mind, came into the mood of Yeah. Balarama. Well, that's very briefly described that Tai trumpai aprašyta, that Chaitanya Mahaprabhu, especially when he was in his Navadvip Leela, kai Chaitanya Mahaprabhu buvo Navadvipoje. sometimes he would take the mood of different
avatars. Jisai priimdavo įvairių avatarų nuotaiką. So one time Ir kartą he came in the mood of, jis pateko Balaram. į Balaramos nuotaiką. and he Perėjo. called out Ir jis for Varuni, bring me šaukė Varūnį. bring me this, just like wine, bring me. Man to vyno. So Nityananda, he's also Balaram, so he understood Lord Yra- Chaitanya's mood. Jis taip pat Balarama, jisai suprato viešpaties Čaitanijos nuotaiką. And he brought some pots of Ganga water, Jis atnešė Gangos vandens puodus, which Lord Chaitanya drank, kuriuos išgėrė viešpats and then Čaitanija. became Ir intoxicated. tapo intoksikuotas. And he became just like the form of Balaram. Ir jisai tapo kaip, įgijo Balaramos pavydalą. And all the devotees danced Ir with visi him. atsidavę šoko prieš jį. He became Balaram with the Jis plow, tapo Balaramas su plūgu. and all the devotees danced. Ir visi atsidavusiai šoko. Well, the thing is that, you see, every moment of Lord Chaitanya's pastimes, Dalykas tas, kad kiekvienas momentas viešpaties Čaitanijos žaidimų, Ananta Shesh cannot fully describe even in millions of years. Ananta Šeša negali būti pilnai aprašyta netgi per milijonus metų. So the compilers of Chaitanya Bhagavat and Chaitanya Charitamrita, they wrote that we're just writing the stories briefly, Ir jie sako, kad mes tiesiog tik trumpai pažymim, paminim tas istorijas. because to write them fully is not possible. Nes tai yra neįmanoma pilnai jas aprašyti. If you're disappointed, you want a longer Ar tu story? nusivylęs, tu nori ilgesnės istorijos? Well, just go there and join the pastimes yourself. Tada tiesiog eik ir mėgaukis tomis žaidimais pats. Then you can see it in full. Ir pamatysi jos pilnai. You have to become qualified. Он говорит, что ты сам должен выйти, пойти к этим... Ай, да. He doesn't understand first your answer. You mentioned that he could go himself. Well, what are we doing here in this Krishna conscious movement? Taigi, ką mes čia darom šiame Krišnos sąmonės judėjime? What's the aim? Koks tikslas? Back to Godhead. Atgal pas Dievą. What do you think you do when you go back to Godhead? Ką tu manai darai, kad grįžtum? Nu, You jo, ką tu veiksi, kai grįši pas sit on a Dievą? cloud and play a harp. Sėdėsi ant debesies ir grosi su arfa. You know this idea? Do you know that? Ar žinot From tą idėją? Christianity? There's more to it than that. Tai yra daugiau negu tai. Chanting, dancing, feasting. Šokimas, kartojimas. Same thing we're doing here, you do there. Ką mes darom čia, mes ir ten tą turėsim daryti. But they're in full self-realization. Tačiau bus jau ten pilna savirealizacija. No more spacing out. Jokio space out, nu kaip sakant. Jo. It's an important word in ISKCON. Savo, čia labai svarbus žodis įskonė. It's in every language. Savo, kiekvienoj kalboje šitas žodis Even yra. the Chinese devotees, you can Netgi hear them. kiniečiai atsidavė. Jis Hang, hang, hang down, space out, don't know. Quite likely. It's ISKCON language, ISKCONish. Actually, it's hippie slang. Savo, iš tikrųjų, lyg Space tai out, far out. slengas toksai, žargonas, space out. It's all Bet ir hippie įskonė, language. jis labai populiarus. Na, tai-